mes negalim pasigirti kažkokiom dideliam naujovėm, bet visą laiką vykdami į parodą Lietuvoje, šiemet į naują parodą, kuri iš tikrųjų mus labai pradžiugino visom prasmėm. Tai tiesiog norėjom žmonėm priminti apie Neringą, kad nors čia ir nevyksta kažko labai naujo, bet gamta tokia pat švari, žmonės tokie pat kultūringi kaip ir visada, paplūdimiai gražūs, tai tiesiog per tą gamtos prizmę ir viliojame žmonės atvykti šiais ateinančią vasarą į Neringą. Akcentavome apie praeitais metais susikūrusi orientacinį parką Neringoje, žodžiu, orientacinės trasos dviratininkams ir pėstiesiems visose 4 gyvenvietėse, tai čia tokia naujovė, iš tiesų labai įdomi atrakcija, kai gali tiek su dviračiu, tiek su pėsčiomis vaikščioti po miškus, po gyvenvietės, ieškoti, atsižymėti pagal planą tam tikrose vietose ir žodžiu, ne šiaip važiuoti dviračiu taku tiesiai, o įdomiau truputėlį įsivažinėti. Na ir be abejo pristatinėjome, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, mūsų viešosios įstaigos Irklakojis teikiamas ekoturizmo paslaugas, tai žygius vėjaračiais, žygius kanojomis, vairiausius kitus žygius, žodžiu, tai tokias aktyvesnės pramogas visas gamtoje. Nauja pramoga yra eko? Ne, jisai veikia jau sėkmingai, nebe pirmus metus, jau daugelį metų vyksta, tiesiog žmonės iš naujo atranda šitos dalykus, nes kad ir tas pasivažinėjimas vėjaračiais visoje Lietuvoje, jisai visiškai nėra žinomas ir populiarus. Ir kas jau žino šitą sportą, tai žino, kad tai vyksta Nidoje visą laiką. Ir iš tikrųjų malonu važiuoti tą transporto priemonę, kuri nenaudoja kuro, nenaudoja kažkokių, nereikia elektros, o tik tai vėjo ir rankų judesių. Ateityje, kol kas dar nėra tikslių planų, negaliu pasakyti, kuriais metais tai bus, bet planuojamas jūros terapijos centras Neringoje, pajūryje, taip pat buvusiame žuvininkystės ūkyje planuojamas 4 žvaigždučių viešbutis naujas su konferencijų salėmis, taigi čia tokie didesni turizmo infrastruktūros projektai, kurie tikimės bus įgyvendinti, einamų metų bėgyje, tiesiog sunku pasakyti kelių. Tai tokie planai. Iš tikrųjų, turistų tendencijos nesikeičia jau eilę metų pas mus. Nuo balandžio, kovo mėnesio pradeda važiuoti turistai iš vakarų Europos, iš Prancūzijos, Vokietijos didžioji dalis. Tuo tarpu lietuviai renkasi Liepos rugpjūčio mėnesius, bet vienodai sulaukiame tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Rusai labai stipriai pamėgo, nes iš tikrųjų paslaugų kokybė nėra bloga, yra sąlyginai gera, kainos jiems labai prieinamos, ramybė, gamta, tai nemažai iš Rusijos sulaukiam, bet kad atvažiuotų vienų ar kitų daugiau, tai tiesiog skirtingais mėnesiais, galbūt lietuvių pačiam vidurvasarį daugiau, o užsieniečiai jau nuo balandžio mėnesio pradeda važiuoti mielai į Neringą. Kviečiam, kaip ir kiekvienais metais, pabūti arčiau gamtos, pailsėti atpalaiduojančio atmosferoje, žodžiu, ir laukiam visą laiką Neringoje. Lietuvos oazijai. Lietuvos pajūrio perle.